Leidyklos Tito Alba serijoje Nauji vardai išleista jau 4. knyga. Šįkart debiutinis Aušros Matulevičiūtės novelių romanas Ilgesio kojos. Pasak autorės, tai knyga apie migrantus, jų identiteto paiešką ir jų ilgesį. Lietuvių filologijos, o vėliau žurnalistikos studijas baigusi Aušra Matulevičiūtė, jau prieš 7 metus emigravo į Prancūziją ir gyvena Paryžiuje. Ji pati pasirinko emigranto dalį ir susidūrė su svetimo situacija šiuolaikiniame Europos mieste. Kiek dar šioje knygoje autobiografiškumo? Vienintelis dalykas, kuris yra tikrai mano, tai yra jausmas. Tai yra jausmas, tai yra emigranto būsena, o visa kita yra, kaip aš sakiau, tiesa, kuri yra perkurta, išjausta, sukurta. Kodėl emigrantų ilgesys šioje knygoje įgijo būtent kojų formą? O su ilgesio kojom buvom labai paprastai iš tikrųjų. Paprastai kojos kaip jos yra labai vulgarintos ir taip toliau. Bet taip atsitiko, kad mano knygoje tos kojos sprendė tam tikras egzistencinės metamorfozės ir taip toliau. O finale vieną kartą aš skambinau namo ir mama man pasakojo, kaip tėtis nakčia sapnavęs, jog aš iš Paryžiaus parėjau namo pėsčia. Ir tai buvo iš tikrųjų ilgesio išdava. Jisgi sapnavo dėl to, kad ilgėjosi. Va čia ir buvo tos ilgesio kojų gimtuvės. Visiškai neplanuotos, visiškai negalvotos prieš tai, netikėtos, bet, kaip daug kas man sako, labai tikslios. Ilgesio kojos novelių romanas. Kodėl autorė pasirinko šį romano žanrą ir kuris kūrinys jai pačiai arčiausiai širdies? Novelė labai koncentruotas žanras, kur tu gali įsibėgėti. Ir man patiko tai, kad bet kurią novelę išėmęs iš mano knygos galėjai skaityti kaip visiškai autonomiškai. Ji turi savo gyvenimą, atskirą gyvenimą ir aš kartais jas taip ir skaitau, visiškai pamiršus visą tai, kas eina po vienos novelės ar prieš vieną novelę konkrečią. Iš tikrųjų, pati paskutinė, kuri vadinasi Lagaminai, man ypatinga tuo, kad jinai buvo lyg ir artimiausia man. Nes natūralu, fiziškai aš grįžtu namo kiekvieni metai, kas pusę metų. Bet ir iš pradžių jinai vadinosi visiškai kitaip, tai buvo mano adresas Lagaminai. Ir tik aš pakeičiau pavadinimą, kad jinai nebūtų per daug asmeniška. Tai va turbūt šita.